Kai tylantys paukščių balsai ir vis tirštesnis rūkas apglėbė rugsėjo dangų, vėl įvertini, kokia trumpa buvo vasaros akimirka. Blykstelėjusi spalvomis ir saulute, žvilgsnį nudžiuginusi gėlių žiedais, ji vėl išskubėjo, primindama žmogaus kasdienybės paskirtį. Tačiau kas gali būti džiugiau už laiką, kai sėjus ir auginus sulauki dienos, kada jie aruodus sugrįžta keleriopas derlius. Nors daug kas kinta, išliekame darbščių žemdirbių kraštu ir tuo galime didžiuotis. Nėra žmogaus, kurio nelydėtų prisiminimai apie mokyklą. Be laisvės labai sunki gyvenimo kūryba. Kelmėje prie Laisvės paminklo su rugsėjo 1 sveikindamas moksleivius, sakė rajono meras Kostas Arvasevičius. Šią džiugiai ir iškilę dieną pirmokams ir dvyliktokams teiktos dovanos, sakyti sveikinimo žodžiai, kurie turėtų būti tuo sėkminguoju kodu naujiesiems mokslo metams. Kelmės švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje aukotos šventosios mišios. Rugsėjo 1 rajono mokyklos vėl iškėlė valstybinės vėliavas, giedojo šalies ir savo mokyklų himnus, ne viena džiaugiasi atnaujintomis ar dar renovuojamomis patalpomis. Jaukesnėje, šiltesnėje mokykloje į rugsėjo šventę rinkosi ir Vaiguvos vidurinės mokyklos bendruomenė. Rajono švietimo skyriaus vedėja Irena Janušienė, akcentuodama išaugusią pedagogų kompetenciją, apgailestavo, jog net 412 moksleivių rajono mokyklose šiemet yra mažiau. Ir tai, jog nelengvi sprendimai laukia artimiausioje ateityje. Pats didžiausias rūpestis ir darbas visos švietimo bendruomenės, tai mokyklų tinklo pertvarkos planas, kurį turime patvirtinti rajono taryboje 12 metų vasario 1 dienai, laukia mūsų visų, kur turime labai išsamiai išanalizuoti situaciją, taip pat išsianalizuoti prognozes, numatyti į ateitį, kas gali mūsų laukti, kokie didėjimai, kokie mažėjimai, kad iš tikrųjų mokyklų tinklas būtų pakankamas, atsižvelgiant į mokinių skaičių, į esamą situaciją, o gal ne vien tik tai į kai kurių žmonių ar bendruomenių lūkesčius, bet tai, kad būtų geriau kiekvienam vaikui, kad iš tikrųjų būtų ugdymas prieinamas ir pasiekiamas. 5 rajono mokyklų – Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio, Kelmės Aukuro vidurinės, Jono Graičiūno, Kražių ir Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos džiaugiasi atnaujintais mokyklų sporto aikštynais, kurių finansavimą apie 4 milijonus litų skiria Norvegijos karalystė 85% ir Kelmės rajono savivaldybė 15%. Rugsėjo 2 kelios mokyklos tą progą surengė stadiono atidarymo sporto šventes. Tokia šventė įvyko Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio vidurinėje mokykloje. Čia netruko džiugaus šurmulio, sportinio aktyvumo, troškimo laimėti ir žinoma siekio nugalėti. Kelmės rajono ugdymo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo projektui vadovavo švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Violeta Norkutė, prisiminusi, jog būta nelengvo etapo, nemažai rūpesčių ir įtampos, kurie įveikti bendromis pastangomis. Noriu padėkoti savivaldybės administracijos atskirų skyrių darbuotojams, kurie prisidėjo, kad viskas vyktų sklandžiai, operatyviai, nes iš tikrųjų reikėjo greitai reaguoti, greitai parengti visus dokumentus. Tai pirmiausia, architektūros skyriaus specialistams, kurie geranoriškai išaiškino, padėjo sutvarkyti dokumentaciją, statybos skyriaus specialistams, finansų skyriaus vedėjai, na ir žinoma mūsų rajono vadovams, tiek merui, tiek vicemerui, tiek tuometiniam administracijos direktoriui ir jo pavaduotojai, kurie į bet kokius klausimus, sunkumus, kur iškildavo, spręsdavo juos labai operatyviai.
Tai ir rangovai, ir techninė priežiūra stebėjusi, kad mūsų rajone viską taip greitai galima įspręsti, suderinti ir dirbti toliau sėkmingai. Tai gal dėl to šitas projektas ir pasiekė finišą.